Nepaisant jos kuklių pradžių, sėkmės šypsnis ir jos gudrumas pavertė ją Madagaskaro karalienę. Tačiau jos priešiška politika ir piktavališki planai atnešė mirtį ir sunaikinimą tūkstančiams jos pačios tautiečių. Rana Ranavalona Manoma gimė apie 1778 metus Madagaskaro saloje. Jos tikrasis vardas gimimo metu buvo Ramova. Nors sala yra Indijos vandenyne, maždaug 400 km nuo rytų Afrikos pakrantės. Manoma, kad ji greičiausiai kilusi iš dominuojančios etninės grupės – Marianos, kurios kilmė siejo su Indonezija. Madagaskaras yra 4. pagal dydį sala pasaulyje, pasižyminti nuostabiais kraštovaizdžiais ir itin įvairia gyventojų sudėtimi. Naujausi archeologiniai įrodymai rodo, kad žmonės saloje gyveno daug anksčiau nei manyta iš pradžių. Londono zoologijos draugijos mokslininkų komanda atrado suakmenėjusius gyvūnų kaulus, ant kurių atrodo buvo matyti puodelio formos žymės. Kaulai datuojami prieš 10 000 metų. Didelė dalis šiuolaikinių gyventojų savo šaknis sieja su pirmaisiais naujakuriais, kurie pradėjo atvykti laivais maždaug 500 mūsų eros metais iš Afrikos ir Indonezijos. Kartu naujakuriai tapo žinomi kaip Malagasių tauta. 1500 metais į salą atvyko portugalų tyrinėjimo laivynas, vadovaujamas Diogo Diaso, ir jie tapo pirmaisiais europiečiais įkėlusiais koją į Madagaskarą. Portugalai iš pradžių salą pavadino Šventuoju Laurynu. Kaip Malagasių kilmės palikuonė, Ranavalona gimė paprasta valstietė ir neturėjo paveldimos teisės į kilmingųjų gyvenimą. Dėl to ji nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, nes nebuvo gavusi jokio išsilavinimo. Jos iškilimas į sostą buvo tik atsitiktinumo reikalas. Jos tėvas gavo informacijos apie pasikėsinimą į būsimą karalių Andrianamą Boinį, Andrianam Poinimeriną. Taigi jis buvo informuotas apie nužudymo planą ir jis buvo sėkmingai sužlugdytas. Pasikėsinimą buvo suplanavęs jo paties dėdė, kuris tuo metu buvo tautos valdovas. Šio bandymo priežastis buvo ta, kad jis norėjo, jog jo paties sūnus užimtų sostą, tačiau pagal Velionio tėvo karališkai dekretą tai galėjo įvykti tik tuo atveju, jei jo sūnėnas būtų nebegyvas. Andrianas Boinis, Andrianam Poinimerina, buvo aistringas vakariečių, kurie mokytų šalies žmonės ir dalytųsi savo kultūrą šalininkas. Tačiau jo dėdė, kaip ir tradiciniai Malagasių kunigai jo dvare, griežtai priešinosi jų buvimui. Andrianas Poinis, Andrianam Poinimerina sužinojo, kai buvo atskleisti bandymai nužudyti ir buvo labai dėkingas Ranavalonos tėvui už jo apsaugą. Norėdamas parodyti savo dėkingumą, kai tik užėmė sostą, jis nusprendė įsivaikinti Ranavaloną kaip savo dukterį. Dabar karalius Andrianas Poinis Andrianam Poinimerina turėjo sūnų vardu Radama. Tarsi įsivaikinimo dovanos būtų buvę negana, karalius nusprendė atiduoti Ranavaloną už savo sūnaus žmoną. Kai pats Radama užėmė sostą, Ranavalona netrukus tapo labai geidžiama dėl jo meilės. Jis turėjo daugybę sugulovių ir siekė vesti daugiau nei vieną iš jų. Ranavalona buvo jo pirmoji iš 12 žmonų ir su kiekvienomis naujomis vedybomis aistra pirmąjį ėmė blėsti, o jų dviejų santykiai vis labiau tolsta. Jų sprendimai dažnai nesutapdavo, abu turėjo skirtingą požiūrį į tai, kaip turėtų būti valdoma šalis ir kas turėtų būti įleidžiamas. Dar blogiau buvo tai, kad Ranavalona nesusilaukė vaikų, todėl Radamos įpėdinystė buvo labai neaiški ir jei ji norėjo užsitikrinti savo vietą tarp kandidatų, turėjo veikti greitai. Kadangi ji nesugebėjo padovanoti savo vyrui sūnaus, kuris galėtų jį pakeisti, jos ateitis tapo labai neaiški. Kai 1828 metų vasarą karalius Radama mirė būdamas 36 metų amžiaus. Pagal istorinius šaltinius, jis labai kentėjo nuo to, kas atrodo buvo sifilis arba kepenų cirozė. O kai kuriuose dramatiškesniuose jo mirties aprašymuose teigiama, kad jis persipjovė gerklę, norėdamas išvengti kančių skausmo. Radama mirė, kai šalia jo buvo 2 artimiausi dvariškiai. Abu dvariškiai palaikė Rakotobę kaip jo įpėdinį. Rakotobė buvo Radamos vyriausios sesers sūnus ir buvo laikomas protingu,
nes jis buvo pirmasis mokinys, kuris mokėsi pirmojoje Londono misijų draugijos įkurtoje mokykloje Antananarive. Abu dvariškiai kelias dienas nepranešė apie karaliaus mirtį, bijodami keršto už vieno iš savo karaliaus varžovų paskundimą. Tačiau aukšto rango karininkas vardu Andrija Andrianmamba sužinojo apie karaliaus mirtį ir bendradarbiaudamas su kitais įtakingais karininkais pasirūpino, kad Ranavalona būtų paskelbta Radamos įpėdinė, o ne Rakotobė. Nepaisant ankstyvos mirties, Radamos valdymas buvo sėkmingas. Jam pavyko suvienyti skirtingas Madagaskaro gentis ir klanus į vieną karalystę, suorganizavus gerai apmokytą karinę pajėgą, kuri pradėjo užkariavimus kitose salos genčių žemėse. Jis taip pat atvėrė šalį krikščionių misijoms, amatininkams ir užsienio prekybai, kurie siekė įnešti užsienio įtaką. Nors pats nebuvo krikščionis, misionieriai jį įtikino panaikinti vergovę, su kuo jis galiausiai sutiko, nepaisant kai kurių artimiausių patarėjų protestų. Radama ypač siekė artimos sąjungos su Britais. Velso misionieriai pradėjo atvykti į salą vadovaujami Londono misionierių draugijos, kurių sugebėjo sėkmingai atversti didžiąją dalį Marianos dvaro prieš pradėdama teikti vakarietišką išsilavinimą mokiniams. Nepaisant Radamos valdymo sėkmės, kuri atnešė salai klestėjimą, jo įpėdinis atnešė kančias ir sunaikinimą. Buvo nuspręsta, kad Ranavalona taps kita Madagaskaro valdove. Valdžia turėjo didžiulę įtaką jos gyvenimui. Jos vyras vengė tam tikrų žmonių, tačiau Ranavalona mėgavosi jų dėmesiu ir greitai pradėjo naikinti savo priešus bei kitus galimus sosto įpėdinius. Tai apėmė ir Rakotubę. Sužinojusi, kad Rakotubė yra pagrindinis jos varžovas dėl karūnos, ji įsakė uždaryti jo motiną ir ją numarinti badu, o patį Rakotubę nužudyti. Ji įsakė nužudyti daugiau savo priešų ir bandė atskirti salą bei jos gyventojus nuo išorės įtakos. Naujakuriai iš Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos buvo užėmę netoliese esančias teritorijas ir palaikė gerus santykius su malagais, tačiau Ranavalona visiškai nutraukė ryšius su jais. Ji pasakė Britams ir prancūzams, kad negerbs sutarties, kurią buvo sudaręs jos vyras. Santykiai tarp Prancūzijos ir Madagaskaro visiškai pašlijo. Tarp Ranavalonos ir Prancūzijos karaliaus Karolio X kilo ginčai, o 1829 metais karalius Karolis įsakė savo pajėgoms įsiveržti į salą. Prancūzų pajėgos užpuolė Tamatavės ir Tintingvi miestus, tačiau Malagasų tauta palaikė savo karalienę ir narsiai kovojo su prancūzais. Prancūzai atsitraukė ir galiausiai atšaukė puolimą, nepaisant Malagasų žmonių susirūpinimo dėl savo karalienės. Juos skatino nacionalinis pasididžiavimas. Ranavalona greitai suprato, kad norėdama modernizuoti šalį, ji turi atverti Madagaskarą prekybai su Didžiąja Britanija ir Prancūzija. Turėdama galimybę eksportuoti ryžius ir galvijus, ji išsiuntė delegacijas į Paryžių ir Londoną, kad sudarytų naują sutartį, tačiau prekybos derybos buvo nesėkmingos. Madagaskaras nepasirašė sutarties nei su Prancūzija, nei su Didžiąja Britanija, o 1845 metais Jungtinės Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos pajėgos įsiveržė į šalį. Madagaskaro gyventojams vėl pavyko atremti puolimą. Dėl to Ranavalona nusprendė tapti mažiau priklausoma nuo importo iš Europos valstybių ir pradėjo steigti fabrikus visoje saloje, kurie galėtų gaminti vietinius produktus. Kai kuriuose iš šių fabrikų vienu metu galėjo dirbti daugiau nei 20 000 žmonių. Madagaskaro gyventojai pradėjo masiškai gaminti savo produktus, tarp kurių buvo rašalas, šautuvai, šaudmenys, romas, patrankos, porcelianas, šilkas, plytos ir daug daugiau. Priklausomybė nuo Europos sumažėjo, tačiau šalis vis dar palaikė gerus prekybinius santykius su Jungtinėmis valstijomis per salos pokyčių laikotarpį. Naudodama savo gaminius, Ranavalona pastatė didžiulį briažų rūmą sostinėje Antananarive. Ji taip pat liepė parašyti įstatymų kodeksą ir jos mokslininkai sukūrė pirmąjį žodyną merinų kalba. Būdama savo rūmuose, ji liepdavo tarnams ją prausti muilu, kurio gaminti europiečiai išmokė malagasius. Ji prausdavosi vonioje balkone, visiems miesto gyventojams matant. Ji būdavo visiškai nuoga, išskyrus ant galvos dėvimą skrybėlę ir mėgavosi žiūrovų dėmesio apačioje. Ji taip pat rengdavo didelius vakarėlius rūmuose, demonstruodama savo meilę menui, o rūmų sienas puošdavo Napoleono laikų paveikslais. Karalienės kaip negailestingos monarchės reputacija greitai plito, kaip tik tuo metu, kai ji nutraukė ryšius su užsienio šalimis.
Ji taip pat pasmerkė jų mokymus, ypač jų religijas, ir visi, kurie atsisakė išsižadėti savo krikščioniško tikėjimo, buvo numesti nuo skardžio už rovos ribų. Ranavalona norėjo, kad salos gyventojai sugrįžtų prie savo pirminių tradicijų ir tikėjimų. Pirminė Malaga su religija tikėjo Zanabariu kaip kūrėjų. Tačiau didelė dalis gyventojų jau buvo priėmę kitokius tikėjimus dar prieš jos valdymo laikotarpį. Kai kurie krikščionys vis tiek atsisakyti savo tikėjimo, net ir mirties bausmės akivaizdoje. Nepaisant to, kad jo žmonės priėmė svetimus tikėjimus, ji paprašė, kad kai kurie misionieriai liktų saloje tam, kad vaikams būtų suteiktas nereliginis išsilavinimas. Misionieriai atsisakė ir pradėjo vykti kitur, kad galėtų tęsti savo religinį darbą. Po jų išvykimo krikščionių bendruomenė saloje buvo žiauriai persekiojama, daugelis jų buvo nužudyti siaubingais būdais. Jis stumdydavo krikščionius nuo uolų, nukirsdavo jiems galvas jų artimųjų akivaizdoje, o daugelis kitų buvo nunuodyti, badaujami arba kankinami. Rana Ranavalona buvo asmenybė, su kuria reikėjo skaitytis. Visi, kurie ją pažinojo, jos nekentė, tačiau ji taip pat kėlė siaubą kiekvienam savo pavaldiniai. Istorijos knygose ji tapo žinoma kaip Ranavalona žiaurioji arba beprotiškoji Madagaskaro karalienė. Britų ketvirtinis leidinys ją pavadina mūsų dienų Diokletianu, turėdami omenyje Romos imperatorių, kuris tapo žinomas kaip vienas žiauriausių krikščionių persekiotojų. Jo žiaurumas krikščionims saloje buvo tik pradžia. Ji pradėjo teroro valdymą, kuris galiausiai lėmė maždaug trečdalio jos pavaldinių mirtį. Ji nusprendė išvyti visus užsienio misionierius, diplomatus ir prekybininkus, o po nesėkmingo įsiveržimo bandymo ji nukirto europiečių galvas ir užmovė jas ant iečių, kurios buvo išneštos išrikiuoti palei paplūdimius, bandant perspėti apie galimus tolesnius išpuolius. Ranavalona paskelbė: "Kas tik pažeis mano karalystės įstatymus, bus nubaustas mirtimi, kas jis bebūtų." Kuo ilgiau tęsėsi jos valdymas, tuo labiau ji tapo paranojiška. Ji norėjo išbandyti savo pavaldinių lojalumą, taikydama išbandymą nuodais. Ši technika apėmė tai, kad žmogus turėjo suvalgyti 3 vištų odą, o po to modingą tagnę riešutą arba brandulį. Tada Ranavalona sukeldavo kaltinamajam vėmimą. Jei visos 3 odelės pasirodydavo vėmimo metu, tai įrodydavo žmogaus nekaltumą. Jei atsitikdavo priešingai, žmogus būdavo kaltas. Ji taip pat turėjo gebėjimą nekreipti dėmesio į savo žmonių kančias. Paskelbusi, kad tūkstančiai jos pavaldinių privalo dalyvauti didelėje buivolų medžioklėje. 1845 metais apie 50 000 karalienės pavaldinių dalyvavo medžioklėje, kuri truko maždaug 4 mėnesius, tačiau nebuvo sumedžiotas nei vienas buivolas. Pakeliui turėjo būti nutiestas kelias, kad karalieniai būtų patogu keliauti. Šis kelias ėjo per sunkiausią salos reljefą ir dėl bado, maliarijos bei išsekimo žuvo daugiau nei 10 000 žmonių. 1853 metais prekybininkai iš Mauricijaus ir Reunjono pasiūlė Ranavalonai $15,000 kaip geros valios gestą už 1845 metų išpuolių padarytą žalą. Prekyba buvo atkurta ir kurį laiką santykiai atrodė geri. Tačiau prancūzai ir britai vis dar manė, kad jie negalima pasitikėti. Laikui bėgant Ranavalona susilaukė sūnaus, kurį pavadino Rakotu Radama. Sulaukęs 27 metų, jis jau buvo užmezgęs šiltus santykius su prancūzais, britais ir kitais europiečiais. Jis taip pat norėjo vėl atverti šalį užsienio įtakai. Nepaisant motinos pastangų, jis priešinosi tam, kaip ji valdė karalystę. Kadangi jo sūnus ir būsimas sosto paveldėtojas priešinosi jos valdymui, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos vyriausybė sugalvojo planą nuversti karalienę ir jos sūnų paskelbti naujuoju karaliumi. Norėdamas perimti valdžią, Rakotas sutiko dalyvauti plane. Nepaisant jo noro valdyti, planas žlugo, o Ranavalona buvo labai nuliūdinta dėl sūnaus bandymo ją išduoti. Ji visą savo gyvenimą kovojo ir žudė savo varžovus, net ir savo pačios dvare. Tačiau šį kartą jos valdymą bandė nutraukti jos sūnus. 1861 m. rugpjūčio 16 d. Ranavalona mirė miegodama, būdama 83 metų amžiaus po 33 metų valdymo. Jos sūnus, žinomas kaip Radama II, ją pakeitė soste. Sveiki vaikinai, čia Forgotten Lives ir ypatinga padėka Mortis Media, mano vyresniajam broliui, už šio vaizdo įrašo įgarsinimą. Tikiuosi, kad jums visiems jis patiko.
Bet kokiu atveju noriu labai padėkoti visiems, kurie per pastaruosius metus ar pusantrų metų užsiprenumeravo kanalą, mes jau beveik pasiekėme 100 000. Ir kaip visada, jei turite pasiūlymų dėl būsimų vaizdo įrašų, prašau parašykite man elegramą paštu, kurį rasite aprašyme. Arba taip pat apsilankykite mano Forgotten Lives Instagram paskyroje, kurį taip pat rasite aprašyme. Būtinai paspauskite patinka, prenumeruokite ir įjunkite pranešimų varpelį, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik jie bus įkelti. Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives vaizdo įraše. Ačiū.